Dažnai manęs klausia, kaip įveikti stresą, kaip atsikratyti įtampos. O aš atsakau taip, kaip ir gesinti gaisrą. Reikia laikytis kelių paprastų taisyklių. Ir štai pirmoji taisyklė labai svarbi, jinai sako, nedelsti. Kai dega namas, nelaikas ieškoti kaltininko, padegėjo ar svarstyti, kuri gesinimo priemonė efektyviausia. Griebiam viską, kas po ranka ir bėgam staigiai gesinti. Taigi, jeigu jau pastebit savo įtampą, reiškia, kad ji iš tiesų prilygsta nemažam gaisrui. Mažų įtampų mes net nepastebim. Ir gaišti laiką jau yra labai pavojinga. Jeigu gaisro atveju sudega namas, tai įtampos atveju sudega mūsų sveikata. Įtampa gali sukelti įvairiausius chroniškus, pastoviai besitęsiančius galvos skausmus, nugaros skausmus, gali sukelti širdies ir kraujagyslių ligas, pradedant nuo pakilusio spaudimo, baigiant infarktais. Gali sukelti įvairiausias virškinimo trakto ligas, nemigas, depresijas, pykčio priepuolius, baimių priepuolius, ir daugybę kitų ligų ir sutrikimų. Antroji taisyklė, gesinant gaisrą, yra tokia. Kuo didesnė ugnis, tuo ilgiau ir atkakliau reikia ją gesinti. Kai, tarkim, dega namas, visi supranta, kad poros kibirų vandens tikrai neužteks. Bet kažkodėl tai. Kai norime užgesinti tokio pačio dydžio vidinę įtampą, naiviai tikimės, kad pakaks, tarkim, kelių nuėjimų į sporto klubą ar kelių dienelių poilsio. Deja, norint įveikti didelę įtampą, mes turime ilgai, nuosekliai ir pastoviai naudoti raminančias priemonės. Kelių atsitiktinių pabandymų tikrai neužtenka. Trečioji taisyklė. Gesinimui reikia naudoti tinkamas priemonės. Juk nieks negesina ugnies žibalu arba benzinu. Lygiai dėl tos pačios priežasties ir įtampos nevalia gesinti alkoholiu, raminamaisiais vaistais ar kompiuterinių žaidimų seansais. Tinkamas priemonės streso įveikimui gali būti labai įvairios. Ir jūs patys tikrai žinot ne vieną dalyką, kuris jūs ramina. Yra daugybė veiklų, kurios ramina pačio savaime. Pavyzdžiui, mezgimas, įvairūs rankdarbiai, sportavimas, meditavimas, joga, žvejyba, buvimas gamtoje, bendravimas su gyvūnas, žaidimas su vaikais, muzikos klausimasis, o dar geriau liaudies dainų dainavimas. Nebūtinai liaudies, bet liaudies dainos praėjo natūralią atranką ir išliko tik tai tos, kurios tikrai ramina. Tikintiems žmonėms tinka malda, mėgstantiems piešti tinka piešimas ir taip toliau. Yra veiklų, kurios ramina, jeigu sugebame sutelkti į jas dėmesį. Pavyzdžiui, ėjimas. Nėra svarbu, kur eisime. Galima eiti mieste, galima kur nors gamtoje. Svarbu, kad visą dėmesį sutelktumėm į tai, kaip mūsų pėdos liečiasi prie žemės. Žingsnis po žingsnio. Arba, tarkim, kitas pavyzdys – indų plovimas. Iš pažiūros bjaurus darbas, o gali būti puikiausia meditacija, labiausiai raminantis dalykas. Jeigu tik žinoma sutelksime visą dėmesį į tai, kaip šiltas vanduo teka rankomis, kaip maloniai kvepia indų ploviklis, arba koks glotnus ir malonus lėkščių paviršius. Šiuo atveju nesvarbu, kokią veiklą užsiimsime. Svarbu neskubėti, nesiekti rezultato ir mėgautis procesu. Taigi, jei pasirinksite tinkamas priemonės, nedelsite pradėti ir kartosite tai nuolat, jums tikrai pavyks užgesinti savąją įtampą.